Sveiki, visada kai pasijuoki iš bėdų pasidaro lengviau, tad šiandien mes spręsim jūsų bėdas, pasaulio bėdas, savo bėdas, o ir išspręsim, pažiūrėsim. Pradėsim nuo Tomo bėdų. Tomai, kokia tavo bėda yra? Blet, man labai blogai yra, matos tikriausiai iš mano paakių, aš turiu žiaurę nemigą, aš 1,5 mėnesio nemiegu visiškai. Visai, šiandien Gedui rašiau 3 nakties, 3:30 dar susiskambinam. Kaip man reikia tavo mano bėdą išspręsti? Man tiek yra streso, tiek aš jaučiu įtampas. Aš ryte atsikėliau, galvoju, kad neatsikėliau, o nuėjau į dušą, kad galėčiau prieš laidą pasiruošti. Po karštų dušų nusimaudžiau, galvoju, kad atgauti energijos įgauti. Ir, blėt, mane tokiam lavondėmėm išmetė visą veidą, dėmėm. Išeinu, blėt, šuonė pažįsta, loja, ploja. Kaip man spręs problemą? Man ir problema, blėt, mano vyriausias draugas yra Tomas. Ir aš su draugais sustinku kalbėtis, ką darom. Tai, ten Žalgirį aptariam, dar kažką su Tom sustinku, aš lygų sužinau, blėt, pavadinimus, tipo. Aš nežinau, nesu girdėjęs, man lavondėmėm išmetė gyvenimą iš savo bendramžio. Bet žinai, kad trečiadieniais Eurovaistiniai pensininkam nuolaidą. Jo, žinau, kad pensininkam nuolaidą Eurovaistinį. Nežinau, turit vyrai kokį sprendimą, Tomai. Ble, aš dar interpą padarysiu, aš suprantu, aš prisidirbu labai dažnai, kad užmigt, kad nusiraminti, kaip yra, melatonins, ne? Tai tau geriau. Melatonino, norėčiau. Jeigu turi, davai. Melatonino. Blet, neužmiegu, dar didesnė įtampa sukyla, tada užkietėjo viduriai. Tada išgeriu arbatos laisvinamuosius. Tada bijau užmigt, blet. Tai aš pats ir susikeliu tas tokias bėdas, bet prašau, padėkit, kokiu patarim, kaip Antanai tu, kaip miega savo. Aš jau norėjau sakyti, kad labai apgavo mane Tomas, matot, kaip jis kepurę užsidėjęs. Jūs žinot, kiek jam metų yra? Visi žino, kiek man. Niekas nežino iš tikrųjų. Jaučiama, taip kepurę nešiot, what the fuck. Tai mama nesupizdint turėtų. Man kepurę atėma 10 metų. Gal dėl to tu ir nemėgi, pabandyk atsukt atgal. Gal spaudžia labai. Gerai. Aš žinau šitą Tomą bėdą, mes 5 ryto būna susiskambinam, aš būna atsikėlis, jis dar užmygs nebūna būtis. O tai kada tu mėgi? Tu kažkada turi mėgot? Nuo 10 ryto iki 12, jo porą valandų pavyks. Pabandyk sujungtą šviesą mėgot, bus kaip diena. Okay. Ne, šiaip nežinau, iš tikrųjų nemiga baisus dalykas yra, nes labai supis organizmai, jeigu tau iš tikrųjų šitą bėdą, tai užuojauta. Aš alum sprendžiu. Bet čia dėl amžiaus tikriausiai, dėl amžiaus, manau. Aš manau, kad tu blogai žiūri, čia nėra bėda, čia yra pliusas, ten tu esi geriausias sargas Klaipėdai. Tu vienintelis sargas, kuris nemegos, nėra kas įmonė kokią turit. Įdarbinkit Tomą. Kad nelabai yra ką saugoti. Įdarbinkit Tomą, nes pensininkam nuolaidą, kai darbini, tai nedaug mokėti reikės. Kai dukrą išleidai į šokius, tai gali tipo pasamdyti Tomą. Jo, aš galiu laukti. Žiūrėti visą naktį. Čia rimtai gali būti su to susiję. Gal tu turi antrą pusę? Jo, turiu. Tai gal jinai dažnai į miestą išeina ir tiesiog nemiegi, nes lauki, kol grįžti. Ne, jie miega gerai. Ne, jinai te žinau, kad gerai miega. Tu gal blogai miegi. Tu iš jo išvaizdas pasakai, kad jin gerai miega, kur pažiūrėjai Tom, su juo nelabai ką naktį. Aš nežinau, tai gerai pasina miega jinai, bet kad gerai miega, tai tikrai. Gerai, ačiū. Gal salė turi kokį sprendimą, gal kokį daktarą turim? Ką jūs darot, kad užmigtumėt? Mergas susiras. Žmogus ausinę išsiėmė, ką tik. Ble, nežinau, draugė nelabai sutiks, kad aš mergą susirašiau. Tai neužmigdo? Neužmig. Šiaip iš tikrųjų tai alus turėtų padėti. Bet žinai, kaip problema po to, kad po to... Alkoholis nėra sprendimo būdų. Yra. Tavo problemas išsprendžia. Veikia, aš sutikau čia atvažiuoti. Kaip neveikia? Tomai, man atrodo, čia tiek beviltiška situacija, tu tiesiog, žinai, kai žmonės vis skaičiuoja prieš miegą, tu tiesiog melskis. Kalbėk, ble, poterius taip nuoširdžiai prieš miegą, kol... Jo, aš poterius moku. Kol užpisi dievą ir jis tiesiog užmigdys tave. Arba turik perskelt, kur dabar rytas yra, ir ten normaliai bus, ten Australijoje kur nors. Ne, aš poterius kalbės gerai, sakai, nes aš galiu ir iš priekį į galą, ir iš galą į priekį, aš galiu visai, galiu taip, kaip žyda. Be A raidės, be B raidės. Be R raidės, kaip pislekas galiu. O, aš gerai miegu. Aš puikiai miegu. Nu gerai, aš matau, kad tavo problemas neįspręsim, nes ir pensininkų. Pakelkit pensininkai rankas. Aukštai nekelkit, kad nestrauktų raumenų. Ne, nėra. Gerai, maldas padės. Tai fiksuojam, kad melstus Tomas, pasimelst už mus. Fiksuojam, nuspręsta. Gerai, aš turiu bėdą. Man vaiks labai bijau, kad marozų užaugs.
Kodėl? Tai netoli obalys nuo obels rytasi. Jo, yra tas faktorius. Gedas yra iš Panevėžio, jeigu ką. Jo, gal nesimato, stengiuosi gražiai šnekėti. Ne. Atrodo, kad iš Humanos. Ne, mano vaikas marozina darželį. Pavyzdžiui, mano vaikas reikia atsinešti žaislą, jis pasiunčia kitą vaiką, kad atneštų. Ant tiek užvarius visus yra. Kad aš nežinau, yra, kad, nežinau, ugdymo specialistų, ką daryti, jeigu man baisu, kad aš marozą užauginsiu. Nu, bet ar čia ne pliusai tie yra išgyventi? Vaikui, kad jis marozas, ką jis man ratlankis, blėt, atneš vieną dieną pavogęs, tipo. Gal padės pinigų užsidirbti kažkaip. Presuk svarkę kokią vaikas, nu. Jo, 3 metų. Aš manau, kad jeigu tavo vaikas kartais sėstų į kalėjimą gyvenime, tai jam labai praverstų šitie įgūdžiai. Ble, mergaitė, dukra, kas? Ne, nesijė. Šiaip, nu, Yra tas apie moterį kalėjimą Tomai. Šiaip yra tas, kad darželį kaip kalėjime grupės, drogeliai, žinai, kaip gaujų pavadinimai. Linksmučiai. Gaidžiukai, ožiukai, tipo, kaip Aš kalėjime. manau, kad... Ble, darželį yra ožių klasė, ožių grupė. Nuskriaustieji ožiai. Jo dukra sukūrė šitą. Čia ties ko nesaina yra, kur... O tavo dukra moka auklėtojai už geresnės sąlygas? Kaip? Už geresnės sąlygas moka auklėtojai Ai, darželį, jo. pinigus. Jo, Aš manau, kad auklėtoja nebūtų mano žiaurų vaikui grupių. moka, kad nedaryti konfliktų. Aš manau, kad yra tik vienas būdas šitą išspręsti. Nebent dar noriu supyzinti vaiką, bet kitas būdas, aš manau, kad reikia ją mokinti, kad rinktų pati šūdų savo. Kaip ryšikai į kakoji tą podą, ne? Aš manau, kad Gedas renka šūdą. Aš manau, kad jeigu... Tai va, būtent, tai tu kaip tik jai darai blogą įtaką. Nu gerai, žiūrėk. Tai esmė, vaikas pašika ir suaugęs žmogus ateina, aš surinksiu, tai kaip nemarozins. Gerai, įsivaizduoju. Antanai padariau kako. Susirink dabar. Ne. Pochu man. Negausi valgyti. Nėra, kad jeigu aš prie vaiko keiksias, dar labiau marosas bus, tipo. Nėra šitas faktorius. Aš manau, kad padėtų šitą. Jeigu padeda katinam, padės ir vaikui tavo. Keiktis prie katino? Ne, kad šūdų susirinktų. Tavo šuo susirenka? Ne. Bet jis ir nemarozina, nes mes į darželį neatiduodam. Jis tiesiog yra labai išlepintas. Taip, jisai perka žolę už 100 eurų Vilniuje. Jis antiek išlepintas. Ble, čia nėra problema. Labai gerai bus tavo dukrai aukti ateityje. Nu, eiti per savo gyvenimo keliu. Bus labai gerai. Nu, arba turi, žinai, kaip jeigu randa cigarečių pas vaiką, kad turi pakelį surikyti, atiduok į gaują kokią. Nežinau. Savo vaiką atiduoti gaują? Vaikų tai, kad gaują? jinai pamatytų, kad čia nėra kelias, čia nėra išeitis. O kokios yra vaikų gaujos Lietuvoje? Tai ne į vaikų, į suaugusių. Jūs nėra taip auginę, kai kažką atsikalbinėjai tėvui ir sako, oi, tai tu kietas dabar. Tai davai, na. Ir atiduoda į Nesat gaują. gavę į galvą nuo tėvų, nieks čia Klaipėdai kitaip auklė. Galit paplot, kas nuo tėvų. Va čia jūsų problema yra dėl to. Kas nuo tėvų gavo mušti? O, Aš gal ir normalus užaugau, tai kaip šitą vablę? Į vaiką pažiūrėk savo. Aš manau, kad jo, reikia į kažkokį pavyzdį parodyti, nežinau, tai išgazdinti ją kažkaip. Policija važiuosi, jį priduosiu policijai. Šiaip yra šits, aš važiuoju, aš nematau policijos, ta policija važiuoja, parodo ranką. Taip, jin turi kažkokį... Elementais nekalbėsi. o kokią muziką Ne, klauso? tada jau tikrai skandinta vaiką, žinau. O kokią muziką klauso mašinai? Su muzika nepradėkim čia. Miyagi. Šitai, ne Miyagi, bet buvo vieną kartą ir čia neprikolinu, kur tiesiog klausėm radio kažkoks selo gabals ir man vaiks garso duok. Ir tos karolius tiesiog po vieną judina. Ne, nu nėra man vaiks, jis yra drąsus vaiks, per drąsus. Yra kas per drąsų vaiką auginat? Jo, ką darot? Jis jau matu, kiek? Prie nepažįstamo žmogaus prieina ir knisa protą, kaip mašina blogai pasistatė. Kiek metų vaikui? Tada buvo 6. 6? Turim svečių iš Kauno. O tai tipo, ką sakė, tipo, kad lievai, kaip tas vyko? Sakė, paliubomų bobo už vairą. Čia vaikas, ne, aš sakiau šitą. Ką, pasibarškino į langą? Ant šaligatvės stovėjo, buvo langas uždarytas ir jisai iki drebėjimo sako, aš turiu pasakyti, kad jisai blogai stovi čia pėsčiųjų. Čia žinokit nieko, aš pasiėmu vaiką iš darželio ir mes turim, aš pusę valandos įrodinėjau, kad mano mašina nėra bembas ir vis tiek reiks sėsti vidų. Nes mes turim arba į Mersą sėdam, arba į bembą. Volkswagen Passat, O jums vaikas kvietė policiją? Man vaikas kvietė policiją. Aha, man tai kvietė. Kam, tu galvoji, kad mano vaikas kaziolas? Mano tai kaziolas. Ja, ne, policijos vaiks 3 metai kain policija iš vis per žaistinį telefoną, kur paspaus mygtuką.
Ne, nesu dar policijos gavęs. Nu gerai, padėkit man, ką daryti, nu aš tikrai... Tavo situacija dar gera, čia mamą į policiją iškvietė. Išvežė jūs? Ai, ne, jis tiesiog naudojusi telefonų mašiną ir sako, tai sustoks ten, policija stovi arba paskambinsiu 112. Tai jūsų vaikas tiesiog žiauriai eismo tvarkytas. Kaziolas. Kaip pasakytų jo vaikas. Ne, čia jo vaikas. O žys tavo sun. Jau žinai, kokią grupę eitų darželį. Jo, žiūk. Ožiuk. Gerai, Vytai, ką tu... Jeigu supyks kitą laidą, turėsi naują problemą. Jo. Aš noriu pasakyti, kad tu geras tėvas būsi, jeigu neatims iš tavęs vaikų. Aš nebūsiu tėvas niekad. Fuck it, kaip iš daugiavaikės šeimos aš pisau ant vaikų. Mano šeima 3 kartom į priekį yra užsirūpinus, blėt, garbės apdovanojimą Lietuvos. Tiek vaikų paleido. Aš nenoriu vaikų, man nereikia vaikų. Tai jūs visi gimdyk, šiaip jeigu yra čia skinheadų, nacijų ar kažkas mus žiūri, kas galva nusiskutęs ir iš širdies nori padėkoti visiems, tai jeigu jūs norit baltos Lietuvos, gimdykit, pyskitės. Yeah. Jum ne indą reikia supysdint, kur mokesčius moko, pystis tiesiog. Geriausias darbas pasaulyje. Bet jeigu esat panašus į Vytautą, nereikia, mums baltesnių reikia. Ne, tada ne. O kiek Antanai yra brolius seserų, kiek vaikų šeimai tavo? 5 broliai, 2 sesės. O tai kiek anūkų yra? 5. Blia, nesuskaičiuoju. Aš nežinau. Aš spėju, tu vardų neatsimeni. Atsimenu, pas mus dahoje yra vaikų, bet mes labai propagom šeimoje nebendraut. Tai aš žinau, kad jiems visiems gerai sekas, aš juos visus myliu, aš jiems tikrai nesakysiu šito niekad, kaip ir tėvas nesakė. Tai aš tiesiog labai juos palaikau. Tai va. Per atstumą. Taip. Antanas prieš laidą sako, gali būti, kad prikalbėsiu nesąmonį. Aš sakau, baigti, seniuk, normaliai viskas. Ir dabar sėdžiu, aš tai susižvelgom, akis tokias, taip, didelis. Viskas gerai, iškirpsim šitą. Montuotojai reikia mokėti už kažką. Jo. Davai, Vytukai, tu tada. Jo, turiu ir aš bėdą irgi. Pas mane tokia bėda, blemba, man net dabar net nesinori sakyti, nes atrodo nerimta tokia, kažkokia pasakoja tokius dalykus žostkus. Pas mane tokia bėda. Žinot, kai valgai, pavyzdžiui, pizzą arba tortą ir lieka paskutinis gabaliukas. Ir visiems gėda yra tą paskutinį gabaliuką suvalgyti. Ir aš niekaip nesuprantu, nesugalvoju sistemos, kaip tipo normaliai paskutinį gabaliuką suvalgyti. Ar pasidalinti, ar man suvalgyti. Tipo, ką aš dabar esu sugalvojęs. Kalties jausmas? Jo, man tipo, kažkaip visiems nepatogu. Ir man irgi, man kaltė yra, kodėl aš turiu, gal kažkas labiau noriu užmėgti, kodėl aš turiu paskutinių suvalgyti. Pas Kisleką šeimai to iš vis nebūdavo problemos. Aš galvau, kad Vytas sakys, mano problema, kad man tik rožinis mėgstinis liko, išskalbė viską. Atsiprašau. Ne, gerai. Jie visi šaunuoliai yra, palaikykite, eikite į renginius. Aš jų nepažįstu, aš tik šiandien atvažiavau. Mes tiek daug davėme. Aš matau, Vytai, bėda, kad tau bet kuris gabaliuks turėtų bičių kaltės jausmą sukelt. Ir ką tik Gedas buvo priimtas į Raus Battle Open Mic'ą? Gal yra kažkokių būdų, nežinau, kaip jūs elgitės tokioje situacijoje, nes aš tiesiog dabar laukiu, kol nieks nežiūrės į stalą ir tada bandau vokti tą gabaliuką ir suėsti greitai. Tai tu ten va, čiuvakas, matau tas, kur su patirtim ranką kelia. Kaip tu elgiesi tokioje situacijoje? Susuki visą pizzą ir taip susprendži. Nice. Be gėdos jausmo. Nelabai sprendžia situacijos, kad tu tipo tiesiog suvartai prieš susižymą. Žmogus be kelių, sėdi po trusikais, jisai gėdos jausmą. Surūkai tiesiog. O tu Vytai, 3 pusę kambariokų kažką tu vienas gyveni. Vieną savo pizzą, tarčiau. Aš turiu kambariokę, vadinasi žmona. Moku už nuomą. Neišvarai niekaip. Tai aš ką dariau, tu tiesiog permės kaltę ant jos. Tiesiog sakyk, o tu norėtum šitą gabaliuką paimti, jinai ne, ir tada tu bandai palaužti, ir tada jinai tave įkalba, kad tu suvalgytum, tu suvalgai tada. Okay, ir jeigu jinai sako po to, kad tu storas ar kažką, tai jinai kalta, kodėl jinai duoda tau valgyti pas Jo, bet čia pavojingas žaidimas, nes jeigu ta šeilėšiu, tai jinai paims ir suės tą gabaliuką, ir aš tada su nosim liksiu. Bet tada tu nebūsi kalta. O tu žiūrėk, nenori paimti paskutinio gabaliuką ir perpjauti per pusę. Ir tada lieka paskutinis gabaliukas. Kažkas girdėjo iš salės, aš taip ir galvojau. Čia nėra matematinė užduotis. Blemba, bet čia Kekuras, konkursas. Geras sprendimas, tik ne per pusę, pas jų daugiau šeimos narių yra, tai įdomu. Nu, ne Kislekas, liks netrupinėliai. Ne į 10 dalių tai reikia dalinti. Nu, gerai, Antanai. Aš turiu 2 labai didelės problemas, kaip man biškai trukdo gyventi. Tu vienas karvį jau damušiai. Man netrukdo šitas. Mano draugai trukdo. Gabrielė, linkėjimai, tau nieks netrukdo, aš mėgstu. Aš nemoku plaukti. Kas nors nemoka plaukti čia publikoje ir visi moka. Yra biški žmonių. Yra. Jūs blėt iš Klaipėdos. Nėra, kad jūs gimstat jūrai. Blėt, ne jūrai te gimdo pas mus.
O kokiuose situacijose tavo atsiskleidžia šitą bėdą? Tipo, būna, kad hebra eina maudytis ir tu ant kranto ten tušinėsi? Tipo, 3 sezonus. Į vonę lipti. 3 sezonus per metus man viskas ahuienai yra. Ir tik vanduo būna pakankamai šiltas, kad įlystų kas nors man pizda iškart. Nes visi tada, tai einam į vandenį atsigaivins ir aš turiu tą, kur aš daiktus pasaugos. Tau. O iki kiek gali, jeigu, pavyzdžiui, yra ežeras, iki kiek gali įbristi? Jeigu nedidelės bangos, galiu toliai eiti. Iki kaklo. Bet jeigu mane pastums, aš mirsiu iškart. Aš turiu istoriją, gal kas nors girdėjote, aš esu pasakojęs, nes visi man sako, taip aš nemoku plaukti ir visi, kas moka plaukti, sako, taigi taip paprasta plaukti, eini ir plauki. Ir aš toks, blėt, jaučiu jie teisūs. Ir aš buvau pas draugus sodybai ir prūdas tiesiog. Ir jie sako, aišku, aš nesakysiu jiem, kad aš nemoku plaukti, jie dar už mane jaunesni, aišku, kad aš moku. Ir aš jau užsidėjęs plavkės, einu į vandenį ir tas prūdas buvo, kad man kie 2 laipteliai ir tada kie 5 metrai, va taip. Ir aš nieko tiesiog einu ir aš toks, kažkada jau turėčiau plaukti. Ir kad nes aš jau vandenį, sekantis žingsnis plaukimas ir aš tiesiog pradėjau skęsti. Ir ačiū Dievui, prašalėjo vieno iš draugų tėvas, šoko į vandenį, išgelbėjo. Ačiū jam labai, nes kitaip nebūtų manęs čia. Kažkaip ahuiena galbūt, nežinau, išgelbėtų renginį jūsų. Yeah. Bet ačiū jam labai ir labai atsimenu, kad jo sūnus pata visą vakarą mano nervų tipo kapsėjo, nes jisai su telefu iššoko į vandenį. Ir man draugelis pastoja vaikšto aplink mane, jo seniai, bet tas telefas į vandenį krito. Ir aš toks, kur tipo, aš galėjau mirti ką tik. Ir jis toks, brangus telefas buvo. Tėvas nieko nesako, tėvas džiaugiasi, kad jos sodybai vaikas ką tik nenuskendo, bet tas draugelis toks, nežinau, netyrė. Bet tavo gyvybė telefo verta, net. Jam jo, nes, žinai, tipo, jiem juokinga, aš skęstu ir, žinai, tas skendimas, tie, kas moka plaukti, jie, tipo, nelabai supranta, nes iš tiesų tu būni paviršiai ir sak, tokį darai, kur atrodo juokingai, tikrai iš šono. Malūna. Bet, ištraukė mane iš vandens. Prispjaudžiu aš ten to, žinai, šūdino prūdo vandens, išlipo ant krento. Ir mane sako, tai blėt, jis nemoki plaukti. Nesakau, čia daug labai, gilus dugnas. Ir tada atėjo sesė, taip pat draugelė, ir jis sako, jo, aš irgi moku plaukti, bet kartais būna, žinai, žmonėm, kurie moka plaukti, jie skęsta. Ir čia mano situacija. Man grinai šitas buvo. Kaip tu sakai, tu tiesiog čia gilu buvo? Ja, aš tiesiog sakiau, kad, čia, žinot, labai gilis, tipo, greitai. Ir aš pasimečiau. Aš galvau, kad aš eisiu ir pasimečiau tada. Žiūrėk, tau reikia, aš esu girdėjęs, tau labai geras šitas kraštas. Yra pas mus Kuršių marios, ne? Taip. Sen ten 5 kilus galiai, žinau. Svenseliai, taip. Jo, aš esu girdėjęs, kad yra, kur briedžiai kiaurai praeina. Aš esu ėjęs, žinau, koks pusę valandos ėjau, užpisai, nes, tipo, tiesiog parėjau, man iki čia vanduo buvo. Bet aš galvoju, kad taip reikia. Aš lankiau pernai metais plaukimą, porą mėnesių. Palauk, su vaikais, tipo? Jo, vaikų baseiną tą, kur varlinukas, tas, kur ateini ir tipo... Čia, kur man iki kelių yra. Jo, ir kur tu bandai plaukti ir, man tai patikdavo, nes aš nieko nemoku, atėjau visiškai, tavęs aš nemeluoju, aš įlindau į vandenį, aš nežinau, ką daryti toliau. Aš tik stoviu vandenį, nes aš nežinau, kaip veikia plaukimas. Pamyžai pirmonę? Ne, ten matos pasirodo. Man draugas sakė. Žodžiu, aš esu tam mažam baseinė ir kaip viskas veikia, tipo, tau sako, kaip plaukti, ten duoda visas tas yra paraloniniai tie šūdai, tu ten darai tos pratimus. Mūsų trenerė šiaip ahuienai, ten Ukrainos rinktinės trenerė, ten medaliuota, gavo visokių apdovanojimų. Legenda, kriočiai, bet jinai tave iškart mokina kaip sportinį plaukiką, pas jie nėra, tipo, kad aš sakau, o kaip man, nes aš matau, kad žmonės plaukia galvą iškėlę, kaip man plaukti, sako, jeigu tu taip nori, ne pas mane, tai... Aš nesupratau be žodžių. 6 metų vaikus jau taip mokina, tipo... Ne, ten suaugę. Jie matė tavį čia. Suaugę, bet vaikų baseiną, po mūsų 4-mečiai ateina. Tavo dukra ateina po mūsų plaukti. Tik kartą galėsi lankyti, barėti, kad neuždukintų. Kas yra su to vaikų baseinu, kad jeigu tu bandai daryti tos pratimus ir tau nesiseka, tu galėsi stoti tiesiog. Žinai, kad taip, tu darai, taip, nahui. Nueini iki borto, tada vėl bandai. Ir tada mes pradėjome eiti į jau suaugusių baseiną. Ir tu tartų vaikų, eik, šalin, blėt, ir tu vaikštai tartų vaikų. Panašiai buvo. Ten vienoj pusėje yra 1,8 m, kas aš atsistojęs, man čia dar matos biški. Ir ten, tipo, tu plauki 1,8 m ir per pusę baseiną jis iki 5 metrų nusileidžia. Ir tu da plauki iki vidurio, aš pamatau dugną ir aš už tos virvės, taip. Ir po kažkurios pamokos mane ant ponto paėmė mokytoja.
Jinai Ant ponto? sako, blėt, rusiškai panaudojau. Andresos tiesiog, tipo, tu duhas ar šoks į vandenį dabar. 5 metrų gilis, aš nemoku plaukti. Aš žiūriu, kad jie iššoka, išplaukia. Blėt, gal neturėtų būti sunku. Ką man daryti, sakau. Nu, tu šoki, laikai, tipo, ir po to į viršų kyli. Okay. Ir aš nešokau ten nuo liepto, tiesiog nuo krašto. Ir aš šokau į tą vandenį, taip. Ir aš dabar į kiltį viršų paleidau ir pradėjau gerti vandenį tiesiog. Ir pradėjau tabaluotis ir žiauriai išsigandau. Nuo to laiko nuėjau dar kelias pamokas, nebejau, bijau vandens, bet mane dar labai nustebino, žodžiu, visose plaukimo pamokose būna gelbėtojai. Ir gelbėtas, aišku, netėjo, kai aš skendau, aš po to dariau tą, suradau bortą, išlipau. Ir baigęs pamoką, aš sėdžiu toks prigėręs vandens su lastais. Ir gelbėtas prieina, sako... Su lastais, da. Sako, tu skendai čia, ne? Sakau, Ne, blėt! Sakau, jo buvo, bet išsikabariau. Sako, kas buvo, sakau, na šoku į vandenį ir prigėriau tiesiog, bet po to išlindau. Jis liaukai nebeger. Matai, sako, kai šoki į vandenį, tu turi išplaukti, negert vandenį. Aš suprantu šitą. Koks geras Šiaip jo gelbėtojas. patarimas geras buvo, nebegerk tiesiog, tipo. Tai gelbėtojas tą patį pasakė. Jis sako, tu šoki į vandenį, matai problemą, kad tu plauk nemokai, tu dėl to skendai. Ir jis nuėjo. Gerai, žiūrėkit. Aš matau dvi problemas vienu šūviu. Tu mokys prauk, o Tomas už tave melsis vakarais. Kad neskęstum. Gerai. Aš tikiuosi. Gerai? Ačiū labai jums. Taip ir išspręsime, ne? Gerai. Nu, pirmas klausimas paprastas. Ką daryti, jeigu turiu neįgalų draugą, kuris neištaria R raidės? Kvieskite į savo laidą. Ir dar yra šalia klausimas, susijęs, manau, štai jums bėda. Padėkit ištarti šituos sakinius. Rūpestingas raudonas ratas rieda raibiais raištais. Rinktiniai raukai reikalauja rimtų reguliavimų. Raugintos runkelės raitosi rateliuose rieda. Bля, čia patyčias yra. Kažkas pakišinėja tave, man. Man čia kaip plaukimas, jūs visi mokat, man pizda. Gedai, duok gal tą tekstą paskaityti Antaną. Ne. Vestičiakim iš Antano. Pabandysi. Tikrai ne. Jo, aš turiu šiaip tipsą. Čia ne problema. Čia real deal. Jo, jeigu kas sunkus artikuliacija, pasiemat vyno kamštį šitą, įsidat į burną, jo, pum. Ir šnekat, ir sukandę dantim, labai juda aparatas ir išmoksi tart žodžius. Arba neturėk geriausių draugų Airido, Primalio, Viktoro. Tavo laida yra pralaužti. Jo. Aš tiesiog kreipiuosi, pavyzdžiui, aš sakau Jankus, Mantas, Antanas Sadalskas. Va, kur Viskas nėra puikiai R gaunas. raidės. Balykovas. Dominikas Klajumas, puikiai telpa. Su juo ir draugau. Arba tu reikia vengti tiesiog tam tikrų žodžių. Pavyzdžiui, neskit raudonas, o pomidor... Ne, ir pomidorinis netinka. Nes kai barškinėsi duris, ne barbarbar, o tuk. Apeik sistemą. Čia ne problema. Plauk nemokė, R raidės neištar. Poch. Blet, kaip tu išgyvenai tiek metų? Čia tokie du dalykai, kur mano vaiks jau pradedi išmokti. Raidę tart ir plaukt. Nu jis Lietuvoje ir gyvena, nėra R raidės, Rusijoje nepagyvent. Pasijuoksim, kai pasodins vaiką tavo. Kai Dainiui Sinkevičiui intervą duos. Ne, Hebra, čia ne problema, čia viskas tvarkoja su juo. Nu gerai, mane prieš savaitę paleido iš psichiatrinės. Eiktų, na. Čia per slaidą uždavė? Jo. Eiktų, na. Ar turim tą žmogų scenoje? Eiktų, na. Rimtai? Geras. Ble, gal reikėjo... Kur vaikas mentus Gal kvietė? reikėjo vaikui anksčiau policiją kvies. Koks vardas parašyta? Koks jūsų vardas? Juste. Eiktų, na. Sutampa. Ar norit pasidalinti savo istoriją jūs? Aš galiu. Ateik. Ateikit pas mus. Paimai jūs tai. Jūs te pasimit, Maika. Ja. Maldauju, kad tik neužsmurtinė. Labas, jūs te Ne, aš prisės. nesusmurtinė. Truputį ir... Prašau pasakyk, kad tau tiesiog labai liūdna buvo. Man buvo liūdna ir Ačiū mes Dievui. išsprendėm su savo Jūs gydytoju, kada kad aš kalbės? esu sociofobinė depresinė asmenybė. O kaip tau su miegu? Tau stand-up'e gerai O, aš sektųsi. žinok, aš tau norėjau pasakyti. Aha. Aš kai neužmigdavau, nes aš blogai miegojau. Irgi aš bandžiau skaičiuoti savo atlyginimą, pajamas ir išlaidas. Ir Žiauriai tada greit pradedi buvo. verkti ir užmiegi. O čia nėra susiję, kad po to liūdna būna, nes aš kai pradedu skaičiuoti. Aš žinau, kad mokesčius tai reiks deklaruoti, man jau liūdna, žinau. Aš nespėjau pabaigti užmiegu. Bet po to, žinok, supratau, gydytojai labai gerai vaistukai išrašo. Ne? Jo. Miegi ir nežinai, kaip Nu va, atsitikti. mano sprendimas.
Okay, tai dabar šiek problema, supratau, jūs te, kad tu parašy žmonės nebežino, kaip su tavim bendrau, kaip juos išmokyti. O ką, kitaip bendrauja žmonės? Ai, kad jie dabar žiūri, kad, ai, bet tai tave paleido, ne, nežino, ką daryti. Ne, dabar įsivaizduoju, kad einu pas tave ir sakau, o kaip tu jautiesi dėl to, ką aš padariau? O ką tu padarai? Nu, tarkim, išėjau. Ble, labai priklauso, jeigu tu pakoriai katiną, tai nahui tada. Jo, turi Ne, patikti. Gal nereiktų išleisti tavęs? Ne katiną pakoriu, pasakiau, kad tu man nepatinki ir tiesiog eik. Na, Ai, tai pohui tada. Bležia, Nieko tokio. eilinė diena. Nu. Nu, bet tai, tarkim, aš liepiu įvardinti savo emocijas, įsisamoninti dalykus, nes, ahuja, terapijų prasidėjau. Galiausiai būna, pasėdėk su savo jausmu. Ne, nu, bet čia žinai, gal kas gali būti, kad gal tu kitiems žmonėms, kurie nežino šitą, tai apsunkini, biškai, kai ateini, nu, išreikšti apie savo emociją. Aš, blėt, nežinau, kaip išreikšti emociją, aš geriu dėl to. Kodėl tu nori manęs klausti kažką? Žinai, kas geriausias dalykas? Kas? Man nerūpi kiti žmonės. Va dėl to ir uždarėme. Jų emocijos, jų atsakomybė. Jo, Ne, čia tiesa. Aš manau, kad yra iš tikrųjų ta bėda, kad daug kas žmonės žiūri, tas, nu, tipo, aš tai įsivaizduoju, kad čia reiktų žiūrėti kaip lyga, nu, aš neklausiu draugeliai, kur pabuvo ligoninės rankos susilaužė, kaip dabar tu jautiesi. Bet matai, čia dėl to, kad mes čuvakai esam, tu neklausinėjai tokių dalykų. Jo, pasauliuotas arba tu alkanas, arba miego Sako, nori. pizda mane iš ligoninės paleido 2 metus, galėjau zaibys, atsimeni, kaip PlayStation žaisti. Nori, kokį, tą patį alų geri, nes tu nelabai, jeigu žmogus nenori pasakoti, tu neklausinėjai. Pas panas gal kitaip yra, nežinau. Ar Klaipėdai čia gal kitaip yra? Gyvatė, žinokit, tas O panas. Aš tai Juste, žinau, Juste, tu aš dėl to tik su vyrais mėgau. Aš žinokit, kai ateinu į darbą, sakiau, kad ateinu į terariumą. O jūs tu Klaipėdoj buvai? Taip. O koks Ne, koks klinikoje adresas? Palangoj. Koks adresas? O, ble, tai atostogų gavai, pizda. Šiaip fun fact, Pizdėt, va, Bangų visiems aš 5A yra atostogas. adresas, kaip šitą pastą tik A raidė yra. Tai žinok, čia Klaipėdoj. Tai va O jie čia, pa- ne, ant jie kelio. pa- Aš Pizda, esu- Ambrezevičius reiškia, tikriausiai tai palangą tave nemokamai išvežė. Ambrazevičius zamėnė, nieko. Ne. Ten, žinokit, ir valgy duoda. Bliamba, man kaip gaila, jūs esate pas 4 žiauriai nekompetentingų šitoj. Jūs te klausyk, aš noriu paklausti, gal tu norėtum užlipti ant scenos ir pastendapinti? Žinok, žiūri, gera psichoterapija. Nes papasakos visus savo šūdus ir atrasi, nes kai tu dabar šneki, tai tiesiog gazdini žmonės. Bliamba, yra Jeigu tiesa. ateisi į stand-upą, tai atrodysi kaip komikė ir tada visiems juokinga bus. Jo. Jo, nes čia yra Padarom tas tokį stand-up bajerį, dalykas. ką? Jeigu Ir- aš sakau, paprastai pasakyčiau, kaip norėčiau trenkti savo žmonai, nu ne, vateva, kaip norėčiau trenkti Tomui veidą. Blet, vis eina. Trenk. Visi tokie tipo, nu tai ką tu šneki, o jeigu stand-up nors jau, kad nori Labai trenkti sueina. Tomui tam, jau juokinga. Švengia. Aš galiu pasakyti, jūs pasigailėsit šitą. Davai, jūs ten Jo, tai gerai. Ar norėtum? Nemoku, baikit jau. Mes Dabar padės. ir stand-up Mes tau padėsim. Neklausyk, jūs tai čia tik balsai tavo galvoj, neklausyk. Dar tokių nebuvo. Gerai, ačiū Juste, ačiū. Ačiū tau labai. Ačiū labai. Tokį palaimą, biškiai jūs tai, žiauriai fainai jūs tai. Man 25 metai ir dar neturėjau bachūro. Su manimi Dainius. viskas gerai ar ne? Mažint standartus. Taip, mažink standartus. Tai čia yra vis. Gal yra ta mergina, Bet mes žinai, kad didžiausia, žinai, O kad, kaip mažint standartus? Bachūro ieško? žinai, kad didžiausia problema, kad tu nematai, kas rašo šitą. Jo, ar nėra kiti vardą parašo? Mergaitė rašo. Nes Jo. ateitų tipo 1,20 m čiuvakas, kuris su viena akim išsprendžia. Nu ir sako, mažink Ir jis standartus. toks tipo bleštė, susiranda panosi, toks nieko nuostabaus. Taip Ar ir- bandėjai taip akį ir turėtų įsidėti? būt, jo. Bandėjai akį nusipirkti. Ne, bet čia yra Ar mergina. bandėjai būti kitų žmogų? Čia yra mergina, jai 25 ir dar neturėjo bachūro. Su jie viskas gerai. Jo, bet čia jinai sako, žinai? Nu, ar jai mažint standartus? Nu, tai čia Bet faktas. kokie jo standartai, gal su manim- smulkmenos, pavyzdžiui, per arti akis. Jo. Aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad iš vis mato. Gal jai per aukštą kaktą. Man zaibys, kad plaukų turi, ble. Nu, vat, gal tokie standartukai. Nežinai, gali būti, kai jis sako, su manim viskas gerai, man psichiatras ligoniniai sakė. Ir tu toks, "Ble, žinojau kažkas net. Geras, geras. Tai visą laiką, čia labai sunku visą laiką patirinėti, būna mes podcast'e dažnai, vad, Girmalis būna iš Reddito išsitraukę, kur yra tie inselai visi, kur panos yra arba šliuchos, jos nori tik pinigų, ten turtų kažką. Gal tu įrodas tiesiog, kodėl tu... Ir tipo, kodėl... Bet aš sakau komplimentus, gal hujovija, gal tu net žmogus nefainas. Tai Gal kaip- tu kaip- paduodi ketčiupą išrašęs, nori pistis O, tiesiog. Va. Tai gerai, tik, nu kaip, dviem žodžiais, kaip tai išspręsti? Aš manau, kad geriausias tipsė preuskis, pirmas tipsas būtų. Čia ir vyram, ir moterim. Jo, čia visom lytim galioja. Ir jeigu jums bet kokia lytis patinka, preuskitės, atraskit asmeninę higieną. Jeigu turit gerą darbą,
jums duoda draudimą, odontologo paslaugos, nahui, būtinai. Blėd, lietuvių biški supysti dantis yra. Vat ką jums galiu pasakyti, pažinodamas daug komikų, šiaip kūrybos žmonių, kas pradeda užsidirbti pinigus, pirmas, blėd, ženklas sutvarkyti dantis. Visą laiką. Pirmos algos visos eina odontologo paslaugom. Tai šitas dalykas. Tada turėkit hobių, kažkokių pomėgių. Ir svarbiausia pamoka čia šiaip visiems, ne tik kas ieško antros pusės, jums nieks nieko neskolingas, tiesiog žinokit šitą. Nes žmonės dažnai ateina į, blėt, čiuvakai, čia, ką sakiau, kodėl su manim nenori būti panos? Gal tu nepatinki panom tiesiog. Bet rezumėtų pradėti, kad reikia 12 štukų dantis sustvarkyti. Nes aš žinau tos skaičius. Priklausomai kokia dantų situacija. Aš pirmos algos laukiu dar, žinai, kur. Priklausomai kokia dantų situacija, bet jeigu labai bloga, reikia nuo kažko pradėti. Jo, tai žiūrėk, jeigu tau 25 ir neturai bahūro, uždirb 12 gabalų tiesiog dabar greitai. Ne? Rezumė. Dantis nusiprausk ir viskas bus. Labai žmonių gerai tipsi patarimai. dažniausiai, žinai, vyrai kažko, kur pradedi bešint kitą grupę, bet, blėt, jūs esat matę internete tas poras, kur, wow, kur du vienetai tiesiog pritraukia vienas kitą. Ir tu džiaugies, kad jie kartu, kur siaubingi žmonės, kur du dantis per abu turi. Ir jie myli vienas kitą ir tu sėdi ir galvoji, negali būti, kad kažkas neranda. Tai jeigu tu nerandi, aš visada šitą sakau ir aš pasigendu, blėt, iš kitų žmonių, jūs į save tiesiog atsisukit. Blėt, ar jūs norėtumėt būti su tokiu žmogum kaip jūs? Aš kars pasižiūriu į save į veidrodį ir pagalvoju, jeigu aš turiu žmoną ir vaiką, visi galite. Jo. Niekad nepamirškit padėkoti antrom pusėm savo, tiesiog pažiūrėkit į save veidrodį ir tiesiog pasakykit ačiū. Jo, bet čia padėkoti, jau nežinau, nupirkti kelionę reikia, kaip pažiūri veidrodį. Gerai, rezumė kažkaip čia. 3 bėdas, 1 įpų paėmėm. Bet ar normalu, ar ne, pavyzdžiui, baltalietuvis dar nesipyso, legenda žmogus. Tai čia tai, kad jūs nesipysot, apie jūs nieko nereiškia. Ne, aš pagalvojau, kokius garsus įskleisti sekso metu. Baigiau visi čia su jumis, baigė baltalietuvis. Ir vis tiek nenori su jie pystis, kas su Lietuva negerai. Ir tada įvartytų, koks skonis papūtės viską štai padarytų. Ir įvertinsime jos skonį. Kas nežino, kas yra baltalietuvis, tai tik tokeris. Ja, čia jūsų problema yra. Kas nežino, kas yra baltalietuvis. Jums pasisekė tiesiog. Gal su jumis tada nieks pystis neturėtų, jeigu nežino. Ne, jums pasisekė. Gerai, važiuojam. Pirmas lapelis, kuris mums suįdomino, noriu pradėti stand-upint, bijau, padėkit. Pasirašė Antanas. Labai aktualu. Ne, aš. Ar yra publikai dar Antanas, kuris stand-up... Palauk, tai Va. nori stand-upint? Pas-stand-upintum? Kur mikra... Arba ateik, Antanai, gal pas mus ateik. Dai, paplojam Už Antaną. Antaną, už Antaną, mėlyjeji draugai. Sės. Gerai, plojimai Antanai, užlibo žmogus, davai. Mums labai aktualu yra... Kodėl tu, Antanai, klaipėdėtis? Ne, nes darbo neteko. Ne, aš ne dėl to. Bet tu klaipėdėtis? Ne, aš esu iš Kretingos. Bet vis tiek, pas mus pajūrė, jo. Klaipėdėtis, mes ten prijungsimės. Taip. Gerai, nori stand-upint? Norėčiau pamėginti, bet labai bijau, labai nedrąsu, tai... Viskas gerai, mes čia labai šiandien yra faina publika, labai, manau, priims tave. Norit pabandyti Antanas pas-stand-upint? Tarp kitko, labai džempas geras tavo yra, labai geras. Ja. Jo, čia Lenkijos plytelių parduotuvė. Kažkas, nežinau, draugelis padovanojo per kalėdas. Aš nelabai rusiškai Kažkas moku. pakišo čia. Aš nelabai moku. Ne tavo klausimas buvo apie prorusiškus tėvus. Ne. Tavo tėvai palaiko. Majau uvažai... Jie palaikė. Mano... Aš Jau gerai. O, maladės, jau stand-upinė, Ateina jokingas. Tu gali būti kits Antanas mūsų. Ir dar daug gražesnis už kitą Antaną. Gerai. Aš negaliu kingstis, jam barzda auga. Sukursim grupę du Antanai. Žiūrėk, palauk, R raidė ištarė. Tu moki plaukti? Plauk. Sės. Ačiū. Gerai, pažiūrėk, Barbairis, taip, turėk mikrofoną. O, aš visai dėl Reikia turėti mikrofoną. O tu turi pasiruošęs kažką, esi įsirašinėjai mintis, punchline'us, kaip? Taip, bandžiau užsirašinėti, iš tikrųjų labai seniai bandžiau užsirašyti, bet praėjo kokie 11 metų paskaičiau šūdas, bet kadangi čia hebrytai jūs užsuko tokį reikalą ir aš ir seku ir podcastus įvairius, tai galvoju išbandyti. Tai ir
Ir Tai gal davai, duodam Manai, kad sceną. kitaip bus, Žiūrėk, ane? duodam tau 3 minutės, prajuokinti, Kiek nori, žiūrėsim. kiek nori. 3, oi, Kiek blem. nori, gal pusę valandos šnekėsime su tais Kiek subrokyti. nori iki 3 minučių. Kiek nori iki 3 minučių. Gali 2 PM9, gali... Gerai. Matau, viskas stylium. Paplojam ir pradedam. Gerai, ai palauk. Mano laikas tik tai Ir skaičiuoja. noriu, kad audringais plojais pasitiktume šiandien pirmą kartą scenai Antanas. Vėliau man video atsiųsit šitą. Čia bus vienintelis kartas. Gerai, sveiki visi, mano vardas Antanas, aš esu Antanas Jonaitis, iš žymiosios Jonaičių giminės. Jonaičiai Lietuvoje tai tokia labai hujova pavardė. Taip, tai Jonaitis, tai ten motina, kur vaikus meti šulinį, gal plaukt mokinatės, nežinau. Taip, Pizė, kilinausi pirmą. Ačiū Antanui! Noriu padėkoti savo kolegom, savo rėmėjai. Gerai. Čia šitas bus arenoje kitą metą. Žiauriai gerai. Savo 2 kursiokiam po 3 alaus pastačiau, kad ateiti dėl to pla. Taip, o vyras Jonaitis, žymiausias Lietuvoje, žinot, koks buvo? Blet, Kazys Jonaitis, kur piso žaginas studentės autostradai. Jūs ten, mūsų giminiai tikrai labai nepasisekė, bet ką padarys. Taip, gerai, yra kaip yra, ką padarys. Šitas buvo skauda. Taip, esu iš Kretingos, tai Kretinga žymi kuom? Vienuoliais, pas mus vienuolynai, 5 labai daug, tai tenka atvažiuoja labai daug turistų, labai faina, turim ko girtis. Taip, apie vienuolius vienas trumpas, pas mus, pas draugus atėjo vienuolis pašventinti namus. Atėjo pašventinti namus ir šventina viską ir atsisėdo arbatą, jie gerai katins. Mano draugas katins žaidž po tuo sijonu, kaip jis po abitų vienuolių žaidž. Tas vienuolis taip gražiai. Nesijaudink, dažniausiai, kai 8 metai suein, jiem nebeįdomu ten žaist pasidaro. Gerai, užteks. Nu gerai, vieną darbitą. Dar turi? Dar vieną? Turi dar? Aš turiu dar 12, bet... Davai, tegu varyk, Antan, varyk, geras. Turiu dar Gerai, 12. Gerai, tai užteks apie iškrypimus, davai apie politiką. Na, vis tiek, čia jums šitą temą šiandien Zaibys, Zaibys. Prorusiški, dušauks savo tėvus, važiuojam toliau. Taip, tai užteks apie iškrypimus, gal apie politiką vienas. Jūs, pavyzdžiui, vestumėt savo vaiką į chorą, jeigu choro vadovas galimai konservatorius. Gerai, blėt, biški šitam laikui Galimai reiks. pedofilas turi. Čia tas bairis buvo skirtas tik tiem, kas be YouTube'ės moka užstrišką klaraištį. Gerai, toliau, užteks apie politiką, dabar apie šiukšlių rūšiavimą. Blet, kaip pavydsai mane, nes aš labai noriu pasakyti. Aš jūs labai gerbiu Antanai, pizda, žiūriu visus 2 podcastus. Nežinau, rasiu daugiau išleidti. Dėkuoju, mėlyjeji, atėjau visai nesiruošęs, nepasipuošęs. Gerai, ir paskutinis gal, nes nebus eterių laiko. Gerai, tai užteks politikos, davai apie šiukšlių rūšiavimą tada. Paprastai, tiesiog apie šiukšlės. Klaipėdoje 24% gyventojų yra rusakalbiai. Taip. Dar. Nu gerai, viskas. Paskutinį. Taip, nes nerūšiuoja nei popieriaus, nei plastiko, nei tiesos. Ok, deitinti yra labai sunku, bet labai faina. Deitinimas yra toks labai exciting dalykas. Tikrai tikiuosi, manau, kad kai kurie iš čia irgi yra pasimatymę. Atėjo taip džiaugiasi, taip faini, nes kūno užplūsta nauji hormonai, labai taip faina, vis tokias naujas emocijas. Tik aišku, pati sunkiausia deitinimo dalis yra grįžti ir pasakyti žmonai, kur tu, blėt, buvai. Prisės, Antanai. Wow, Antanai, nu geras. Bravo. Aš norėčiau labai visų paprašyti, kai kelsit storius ar sakysit draugams, sakykit, žiauriai Antanas buvo juokingas. Ačiū labai. Nu, aš šiandien sakiau, Tomai, jeigu bus jo laida Antanas ištems, tai pasitengsi. Bet kaip pataikai. Blemba, Antanai, kad tu nėra ką daryti, reikia lipti open mic'us ir, nežinau, bijai ar ne? Ne, aš čia Lietuvoje nematau prieš ką varžytis. Ne, atsiprašau labai, tikrai nenoriu taip arogantiškai, bet baisu. Ir aš tikrai nesitikėjau tokios reakcijos, dabar nevaidinsiu. Tikrai ačiū labai už šiltą reakciją. Aš bijau, nes bijoti, aš taip pat kaip jūs, Gėdai, aš esu scenui daug metų ir prieš kiekvieną premjerą jauti jauduliuką, bet stand-up padaryti yra, čia į teoriją nenueisim. Kom tu, Antanai, užsiemi, kad... Aš esu vaikų psichologas.
Ir kad ir kaip tai išlikščiai nuskambėtų, mano vaikai, blėt, da tokį stand-upą ir išgirdę, kad pizda, čia ir per didelę cenzūrą YouTube'e, kad jūs išgirstumėt, ką aš su savo vaikais kalbu. Po to užaugti tie vaikai ir atein, blėt, bangų 6 atsigul paskui savaitę. Taigi aš noriu, kad tu stand-upintum, nes paskui suvesi su savo vaiku, tiesiog problemai. Tikrai nenori, kad suvestų. Šiaip nenoriu suvesti, juokauju, dabar supratau, kad šūda šneka. Belia, jis taip greit šneka, kad aš atsisuksiu namie, belia kaip žvengsiu. 0,5 tiesiog. Aš sakyti, aš nespėju. Gali būti dėl to, kad išgėręs, bet... Mes jau antrą dalį darom, žinok. Šiaip Antanas labai mano pažįstama viena iš Klaipėdos panašus, tai aš galvau, kad irgi iš Klaipėdos, bet... Ir irgi Antaną? Ne, kitas žmogus, bet juokinga. Buvo biški heki šūdų, bet jis tik pradėjo, tai all good. Labai smagu, lauksim tojas Vilniui, kriauskis iš Ne, lauksim pas mus, kada bus. Kada bus, bet kaip gražiai padarė. Jeigu nori turėti karjerą, varyk į Vilnių, jeigu nori būti vaikų psichologų su 5 eurų bonsu, tai gali Klaipėdai likti. Patvaryk pas mus bus vasario 6. Vasario 6, va, yra Ir kas. tau žino. žmogus 5 ryto skambinės, nes nemiega. Nu, šiaip žiauriai gerai, davai, duodam biškį Antanui meilės. Ačiū Antanai, šaunuolis. Duokit meilės ir kitam Antanui biškį. Bля, du Antanai, wow. Už Antaną. Wow. Ir Gal dabar dar yra Nedzinska, norinčių? bam. Gal dar yra Gerai. norinčių pastendapinti, ne? Daugiau neturim talentų. Niekas nenori dar Bля, stand-upinti, ne? geras. Tai šiandien 2 stand-uperiai, jūs tai ir Antanas. Šiaip abu labai juokingi iš tikrųjų. Nu. Gerai, kitas lapelis, kodėl vyrai nemėgsta šokti. Arba nešoka visai. Nes gei. Nes nemokam. Nes mes esam baltaodžiai, dėl to. Jo, ir nes nemokam, nes kai bičias kai moka šokti, tu matai, kad jis, blėt, šoks. Nu, yra tas, kai yra balius ar ten klube, yra tas vienas čiūvas, kur moka šokti ir tu tiesiog, aš kai nemoku šokti, aš tiesiog žiūriu, kaip jis šoka ir už minutės pėm tą patį judesį darau, tai pakopijuoju, nu, nes reikia kažkaip. Šiaip iš tikrųjų nežinau, manau, kad tiesiog čia biški yra to bachūriškumo tokia kultūra, kad neatiduoda vaikų į šokius, tu niekad nematei, kaip tavo tėvai šoka, tu niekad nematei, kaip dar kažkas šoka. Šiandien aš esu savo tėvą firminį judesiuką, kur... Ja, bet čia nėra šokis, čia greitai kvies, čia insultas. Man 51 metai, bet patinku tik jauniems vyrams. Ir telefono numeris, aš dabar nežinau, ar skaityti. Maldauju. Skaityt tą numerį, kas čia yra, gal žmogus Sakyk, Ja, ir... Ne, kai šis epizodas apačioj, išspausdinkit, maldauju, šypsinčiam reikia. Mums davė numerį telefoną, prašau. Nebereikalo. Nebūkit. Kas parašė, galima sakyti numerį? O! Mes gavom leidimą. Girdi, nori ateit gal ant kėdutės Šypsinčiam atsisėsti. reikėjo, Nori ateit tas kaip žmogus. kazino, kad mirksėtų. Airinai, tavo šansas. Bliam, nežinau, negalim Čia sakyti. tavo bėda yra? Ne, tu. Atrodo jaunesnė. Jo. Blet, jis tokia. Bet aš palauk, aš suprantu, aš nematau bėdos, 5 metai. Sakyk numerį. Ir tau patinka jau, tik jauniem patinka, tai čia nėra gerai. Sakyk numerį. 86114. Skambinu. Nu, Nu, Milfė, PM1, jau Gilfė, gal žinok. Jau. Niekam nevibruoja. nu, kurios subinė dreba, prisipažinkit, ką? Kieno Apple Watch'as mirksi? Nėra, neatsiliepia, bet dreba. Įjungia Gavo, garsą, blet, policijos numerį. Gerai. O, būtų geras. Ką daryti į žmoną per... Tu prasižvenk, viskas Gerai, gerai. du klausimai čia susiję. Pirmas, ką daryti, jeigu žmonai perki Porsche namą, o jin vis tiek nečiulpia? Nusiplauk bybį. O antras ir parašymas, nečiulpiu už Porsche, nes mirda jo birka. Pirmą parašė Bunkus, antrą Sigel. Ne. Ką ir sakė Antanas, santykiuose svarbu asmeninė higiena. Plaukit bybį, jeigu vis tiek nepaklauskit, gal be plaukų skaniau, bet... nežinau, šiaip... Geras pastebėjimas jo. Ja.
Dar po to, Čia sunkus klausimas. po to dar Gal yra tiesiog, komentaras, neturiu Porsche, gal domino oralinis. Tiesiog. Nežinau, reikia surinkti tos žmonės, tiesiog išsiaiškinti. Ką Vytai? Gal tiesiog, jeigu turi Porsche, nebesiprausi Bibijoje, tipo, ant tiek tau afigiamai, gal pasieki tokį statusą, žinai? Jeigu netlieka oralinio seksim jūsų moteris, tai arba jinai jūsų nemylė, arba labai smirda bybis. Tik du variantai gali būti. Čia nėra ką daugiau pasakyti. Ne, galite sakyti, ką nori. Bet taip yra. Arba nemyli jūsų ta moteris, arba smirda bybis jūsų. Ką tik šeimą sugriovė arba privertė bičią laikytis higienos. Tikiuosi antras variantas. Ei, žinai, kaip sutaisyti šeimą? Ten. Ne, aš laikau šeimos vairą, burnoj, žinai. Tik du dalykai. Arba smirda bybis, arba jūs visas tiesiog. Gerai, manau, išsprendėm šitą klausimą, visą važiuojam toliau. Klausimas Gedminui, pana už mane aukštesnė ir neina pistis normaliai. Ką daryti? Aš nežinau, senė, aš neturėjau už save aukštesnės panos, žinau. Žmona? Ne, žemesnė už mane. Pana už mane aukštesnė ir neina pistis normaliai. Ką daryti? Blet, Čia man turėtų būti adresuotas. Tavo klausimas. Mano žmona aukštesnė už mane. Kasdienė situacija. Jo, bet viskas gerai, aš išsiaiškinau heką, tai reikia tiesiog susitvarkyti su jos kojom ir viskas, lovoj. Nes nu kojos didžiausia problema kelia. Nu tiesiog sulankstyti tinkamai. Origami tipo? Jo, nu yra daug pozų, yra sekso ir vienas iš jų reikalauja sulankstyti kojas. Reikia tiesiog sugrįžti. Mažas tipsas. O geriausia kaip pačiulpia ir viskas išsisprendžia. Ūgis Čia ir susivienodina. Vytas su moterišku čiampu yra, baidavai, taip nežinau, ar susiję, bet... Aš šiaip nežinau iš tikrųjų. Aš tai manau, kad yra ten lygybės tie klausimai ir panašiai, bet blėt, kaip sunku aukštesnę paną turėti. Čia tas pats, kai... O kas čia sunkaus? Čia tas pats, kai pana moka už maistą tavo. Blėt, kur taip viskas sakyti, turėtum būti laimingas, bet toks... Blėt, Žiūrėk, Vytai, nefaina. yra dar vienas klausimas, kuris, man atrodo, tau yra skirtas. Prasideda net kiksmaučių. Blėt. Žemi žmonės. Sorry, iš karto šiksmažodžius, bet kiek galima jų. Kodėl? Didžiosiam visas. Kodėl? Jie neužauga. Stuburas skauda vien žiūrėti jos. Vytutai. Koks ūgis tavo, Vytai? Tipo, čia žmogus skundžiasi, kad jį užpisa maži žmonės. Tipo, ne man vargas yra mažam, blėt, žiūrėti jūsų barzdas iš apačios. Ką tu Bet, tipo, pirmoji blėt, veikia? aukšto ūgiui. Bet, tipo, aš, blėt, Čia tu rašy? Kodėl jūs kalbinat žmogų? Nori pasikalbėti? Stumiu. Ką? Stumiu. Blėt, matau, kad nuo krūtinės daug stumi, žinok, net per šešėlį matau, kad gerai eina. Tau nepatinka žemi žmonės? Iš viršaus geriau žiūrėti negu iš apačios. Čia ir su Porsche. Bet Vytas toks žemas, kad praleidot jį tiesiog. nu jo, šito pokalbio metu net praskipina mane ant tiek. Koks tavo ūgis, Vytai? Mano baris yra, kur, tipo... Ne, ūgis. Ūgis, ne bairiai. Ai, blėt, nebesisuksi. Jis Tai kaip Gedas sakė, aš kaip šuo Skaičiais nesuprantu. įvardink. 1,7 m kažkiek, nežinau. Normaliai, čia Čia Safaidus Petras šiam Gerai, gal 8. mažiau. Normaliai. Metras šiam. O jeigu šilta morė? Pirty išsitęsiu biškį, jo. Pirty, kai atsiguliu biškį, ilgesnį ant centimetrą. Tai bys 1,7 m. Kažkiek. Jeigu tai ir bybis, blėt, jeigu bybė ilgis. Ne, šiaip žinot, kad čia mitas, kiek dėlis bibys. Man pana sakė, man ir tavo geras. Tai čia mitas. Čia didelis bibys mitas yra. Čia tiesiog kažkoks patyčių malūnas, viskas, aš neturiu ką pasakyti. O čia ir nėra klausimas. Tyčiotis iš manęs. Ne, čia šiaip nėra klausimas, sak, man nepatink žemi žmonės. Eik Stuburas nachui. kodas skaudėt. Tai aš tam žmogui sakysiu, eik nahui. Bet jis negirdės, nes tu Iš čia sėdi. Dabar Gerai, tu nu, prieik neik prie jo, nachui, bet, atsistok dabar, palauk, atsakyk už bazarą. Dabar Vytai atsakyk už bazarą. Maldauju, atsistokit šalia. Atsistokit. Oi, tu na, kokio yra. Ateik čia, ble. O tai tu ant tiek aukštas, ateik pasirodyk, ateik, nu davai. Ateikit, Tai žmogau. jau, tipo, blėt, visiems jokinga čia taip yra. Jis tiesiog iš Jis perlipo, blėt, per Jis iš paskutinės eilės koją uždėjo ant žemės. Nu, blėt, aukštokas. Gali sties pilnai. Jo, dabar sakyk, tu negirdėsi, žinok, aš žinau. Man kartais rūka Ble. beta tiesiog plikė. Man yra sakė vaikystė ilgas ir užtilo. Ir nuskrido. Šiaip, žinot, kas labai juokinga, kad mes turim žiauriai aukštą žmogų, bet pas jį užraitoti džinsai yra. What the fuck? Ką čia reiškia? Žinai,
Okay. Nu, Net jis be Žinai, tu mikrofono nors ir šneka aukštas esi garsiau. čiuvakas, bet aš tu pasakysiu, davai tu neik nahui, gerai? Būk mano draugas geriau, gerai, ačiū. Sutarsim, gerai? Hebrytė pirmą kartą jūsų renginį. Wow. Wow. Ačiū. Ačiū. Grįšiu. Jo, dėkui tau. Jo, visi aukštaugiai čia laukiami, davai, atvarykit, blėt, pastovėsit šalia manęs. Dėkui. Tai neatsaky už bazarą. Mano dukra būtų nahui pasiuntus. Šita laida aukštam ir neaukštam. Kaip toks šūkis. Aukštam ir Vytautai. Gerai, maladės. Gerai, žmogus pasirašė puslekas. Jei siūlo važiuoti sudalyvauti nepopuliariame ir neįdomiame renginyje kaime už 300 km, bet siūlo gerus pinigus, ką renkatės? Iš kur jie gavo jūsų pasiūlymo tekstą? Tu tokį pasiūlymą ir gavai? Ne, šiaip, jeigu be bairį, tai man labai patinka čia atvažiuoti, gal atrodo keistai, gal atrodo, kad aš labai atsipalaidavęs ir čia kažką bandau apsimetinėti, bet čia yra smagiausia vieta, kur gali būti, nes mes rifinam, darom tai, kas yra smagiausia komikam, bandom priejuokinti vienas kitą, kartu yra auditorija, kuri žvengia, čia geriausia vieta, kur aš galiu būti. Komikam. Jo, ir aš tikiuosi dar gausiu gal kažkiek pinigų už tai, jeigu jūs ten nepavoksiu visko. Jo. Pizda, čia labai smagu. Aš pamiršau to, čia sėdi berniukas, koks jo vardas yra? Joris. Joris čia sėdi, jisai buvo Ariaus Battle Open Mic'ose, jam nelabai gerai sekės, bet jis buvo tenai. Paplokit jam. Galit pažiūrėti epizodą su juo, jūsų vietinis komikas iš Klaipėdos, PVŠ Patreon'e, aš tiesiog pluginsiu viską. Klajumo podcastas per... Gerai, kitą klausimą. Gerai, Antanai, davai, nusiramink, atsigerk alaus. Gerai, ką daryti, jei man patinka po darbo atsigerti alaus? Savaitgaliais truputį daugiau patūsint. Ar jau turėčiau sunerimti ir adresuoti, kad esu alkoholikas? Antanai. Alkoholikai niekada nepripažįsta problemus. Ignoruokitės. Sakykit, kad jums patinka laisvalaikis. O tu turi problemų su alkoholiu? Kol jo yra, nėra problemų. Aš asmeniškai ne. Ne, šiaip manyčiau, kad turiu. Aš tik noriu priminti, kad mūsų renginį remia Švyturys, nealkoholinį šitą progą. Manyčiau, kad turiu, bet čia tiesiog dėl to, kad čia yra lengviausias būdas nuimti kažkokį nerimą. Nu, čia pigiausias ir lengviausias būdas kovoti su bet kokiom mintim, kur tau nepatinka. Pavyzdžiui, jūs, kaip profesionalė, nuėjo pas gydytojus. Jai padėjo, jai išaiškino, jinai susitvarkė. Aš, kai man būna blogai, aš sakau, nėra ko nesutvarkytų 3 Guinnessai. Čia yra blogai, neimkit mano pavyzdžio, imkit jūs tas pavyzdį, tvarkykit savo psichologinę sveikatą. Tai Prieš tai ir aš taip dariau. Tavęs tos pats laukia. Tai reiškia, Antanai, kad tavęs laukia psichiatrinė. Dabar sekantis žingsnis bus. Žiūrėk, jeigu tu esi funkcionuojantis alkoholikas kaip dauguma žmonių, tai čia, žinok, labai daug Lietuvoje yra funkcionuojantis. Nes jeigu tau kyla klausimai, gydykis, va aš taip pasakysiu. Jo, eik pas daktarą, kaip sakė kažkas. Jeigu tu sėdi ir galvoji, blėt, gal aš jau alkoholikas, nebegerk. Aš atsakyčiau taip, kol rytais nesispjaudai krauju. Jo, tai išsprendėm, gerai. Turiu kaiminę, kuri yra mano amžiaus. Tiek aš, tiek ji esame vieniši. Mūsų santykiai kaiminiški. Kaip ją tinkamai užkalbinti ir privesti prie situacijos, kad tarp mūsų išsirutuliotų ryšys ar net rimtesni santykiai. Baimė visada paima viršų, nes nepasisekus vis tiek kasdien reikės akis į akį sutiktą žmogų. Resmė, kaimynai nori kažkaip užkalbinti, bet bijo, nes po to matys kasdien. Reikia įti opiumą. Ir ten gali dėti, ką nori, kokteilį. Pas mūsų atitikmuo kisas tikriausiai, ne? Nu jo, tikriausiai. Kisas? Nu, pas mus nėra kaip opiumo, aš nežinau, ką palyginti. Kisas skamba... Bondas? Jo, Bondas, ne labiau. Jo. Kisas skamba, kur eina ir limpa kojos. Jo. Ne, bondė, kimba, jo. Tavi leidžia. Bondė žmonės kimba, kai prieini. Girdėjau šitą. Lipnus. Yeah. Nu tai gerai, ką galim, kaip užkalbinti? Nežinau, dažniausiai tai turi pasitapinti. Tavo setupas yra dėžė su ketchupu, ar nori pistis, norėš kaimynį. Tai tu nori pistis ar nenori, va čia klausimas. Jeigu nori, darysi bet ką. Ne, aš rašiau ir... O, va, kas čia buvo, ką tik? Bet man yra buvus tokia situacija. Žodžiu, toks klausimas. Panaši situacija. Žodžiu, toks klausimas, mane žmona užpisa, ne aš rašiau, bet... Ir parašau... Negaliu, aš to saknės neapkirčiu. Man yra buvo situacija, aš buvau vienišas
Ir parėjau, nu, galimai po partijos ten šventimo parėjau apsinuodęs. Partijos? Čia pas jūs komunizmas yra? Jis labai senas. Iš naujo pradėjau. Man yra buvus tokia situacija. Po šventimo galimai apsinuodęs maistu, nu, žodžiu, žiauri, girts pareidiniau namo ir buvo kaimynė vieniša. Aš vienišas, jinai vieniša, mes viens kito nepažinom, gal ten, nežinau, šiukšlės išnešant pasisveikindavom. Ir ryte prabundu ir man į duris, barškina ar čiškina, neatsimenu, atidarau ir jinai man drabužius parneša. Pasirodo, aš naktį paryčiui, ji man pasakoja, grįžau, dasibaladau pas ją į butą ir sako, aš tik atidariau duris. Ir sak, tiesiu taikymu į miegamai su drabužiais ir pradėjau rengtis. Imkit pavyzdį. Reikia agresyviai iškarti lovą. Reikia gerti tada. Va. Aš tai taip visada galiu atsiprašyti. Jo, bet tam žmogui susipažinti su kaiminė, nu, nežinau, kokie kaimynų balius organizuoti. Aš tik žinai, ką sakyčiau, daryti nepersistenk. Nes turėsi visus santykius palaikyti patą. Žinai, kur būna tie žmonės, kur rašo romantinius užrašus ir viens kitam pro langą rodo. Ja. Ok, cool, jie pradeda draugauti, kaip nahui palaikyti šitą. Mama, kas po to? Ja, mama, kas toliau? Teisingai, jūs jau esat hatai, jūs jau gyvenat, kaip tą romantiką palaikyti. Nori pystis ant picos? Aš tai siūlyčiau tokį dalyką padaryti. Paimti, žiauriai gražiai apsirengti. Bet, nu, kažkaip vakarinius rūbus, nueit ir išjungt, blėt, skaitliuką elektros. Bute. Ir tada jis tikrint skaitliuką ir jūs, pas mane irgi dingo, bet kaip tik žvakės uždegiau, kad matytų. Blėt, atidaro moteris ir tu su žvakės stovi, degai. Su smokingu laiptinį. Nu, nes su žvakė, kurį užpakalį, kiek sudega čia. A man jau laikas. Nu. Ne, bet šiaip iš tikrųjų, jeigu norit susipažinti prie kažkokią, jūs turit sukurti situaciją kažkokią. Tai aš sakau, pažiūrėkit kūrybiškai, tik nepersistengit, svarbiausia, nes turėsit palaikyti pato tą lygį. Ta kūrybiškumą? Po vestuvių skaitilių. Supranti, negali pradėti nuo aukščiausio lygio santykių, nes tau po to reikės. Va čia nahui žmonės vis laik prisidaro, kai jie pradeda santykius, jie apsimetinėja. Čia tavo klaida buvo? Tu tai pasako, atrodo, kad tavo čia buvo. Čia būtent, kur aš buvau teisus. Jis pradėjo nuo labai žemo. O kaip tu pradėjai? Aš į pirmą pasimatymą su atėjai kaip bomžas. Dabartinė mergina, kur gyvenam, aš atvažiavau pavėlavęs. Ir aš specialiai žinau, kad aš taip važiuosiu, aš tai jau nealkoholinio alaus buteliuką. Bet aš specialiai įlaikiau, negeriau taksę. Išlipau iš takso, damušiau tą nealkoholinį, išmečiau iš šiukšlę ir tiesiog atėjau į vidų. Mes užsisakėm alaus, sėdėjom bare, žvengiam, kalbėjom. Bet ką tu, nu, tipo, man atrodo, kad dar žmonės problema, kad jie apsimetinėja, kuo jie nėra ir tada būna nusivylimas. Ką tu turi padaryti, kad pradėt nuo nusivylimo ir tada statyti į viršų. Ir tada gaunus toks, blėd, jis keičiasi, jis ahuienas, jis normalus žmogus. Aš jį keičiu. Taip, nes jeigu tu ateini ir tu ten, blėd, 100 rožių paveikslai ten, blėd, paksas skrenda su užrašu tau. Aš myliu Lietuvą ir tave. Tai tavo taktika yra... Tada praeina metai, antri santykiai tokie, blėd, tu tiesiog man gėlių atneši nei degančių mašinų, nei arklių, nei nieko. Kaip tu follow-upinsi šitą? Tai tavo taktika yra būtų gražiom akim purvinų šuniukų gatvėje išmest, kur, nu, aš jį išmaudysiu, nuprausiu, tipo, ne? Mano taktika yra gražus. Būt savim ir biški TikTok'u, pažiūrėkite, ten gerų patarimų būna, kaip ant sumuštinių nori pystis. Geras sprendimas. Jo. Nu gerai, tai rezumė, va, girdėjai. Sukurkit situaciją, kad ir tas pats išjungit elektrą, pasakykit, oi netyčia, gal galiu laidus pažiūrėti. Ar galiu savo kištuką į tavo rozetę, žinai? Nes mano tėvas santechnikas. Po to, kai į vidų įeina, ten viskas savaime gaunas. Gerai. Kaip su banko apiplėšimu. Gerai, važiuojam. Nu gerai, Tomas man čia rodo, kad nori klausimą vieną išsiaiškinti. Ką daryti į draugę užgauti? Ne! Tikrai ne Tomas paklausė beje. Jis man rodo pirštų visada iš tą klausimą. Būtinai tą paklaus. Sako, būtinai šitą paklaus. Žmogus parašė. Ką daryti į draugę užgauti dročinant? Ar tai yra toleruojamas santykės, ar tai daro tik duhai, Tomai? Draugas klaus. Blet, nežinau, manęs nėra už... Mačiau šitą klausimą. Remia. Mačiau šitą klausimą ir man toks pat yra dalykas. Žiūrėkit, vyrai visi kažkyrį neapsimetinėkit. Okei, matau, kad biški senukai yra. Tai jūs gal navėliau... To prasme, blėt. Pala, leis man pasakyti.
Aš žinau, kad senukai biškina vėliau pradėjo dročinti. Nes kas nuo 90-ųjų... Aš dar prie rusų, blėt, dročinau, ką tu man aiškiai? Į ką tu dročinai? Į ką tu dročinai? Čia yra geriausia citata, kokią girdėjau. Aš dar ir prie rusą dročinau. Aš ir prie vokiečio dročinsiu. Aš norėčiau, kad čia būtų mūsų partizanas, kuris išves mūsų laisvę. Niekas neuždraus man dročint. Kas dročins Lietuvoje? Valio! Kas dročins su manim? Ką aš noriu pasakyti, kad greičiausiai su porno susipažinau net 10-11 metų. Jau jisai yra su moterim, ar ten žmona, reiškia, jam daug metų. Draugė. Ką daryti į draugį? Kaip tu per tiek metų neužsiugdėjai instinkto, kad, blėt, nerastų tavęs drožį? Jūs matot ausis mano, kaip galvot nuo kojos, nahu, yra? Jo, tiesiog išgirsi, kad per 2 kilometrus iš pardės išeina Tai klaik. man pirmas klausimas, kaip, nahu, sugebėt prisigaut? Tu dročini, kol jį miega, tu ligonis tada. Man yra viskas, prie ko mes vis tiek galė prieisim, kad reikia plaut bibį, man atrodo, Jo, šiandien su jo. kiekvienu klausimu. Pas mus Aš labai tiesiog galvojau, kalbėt. kad ant Gal taip ir pagavo, kad pauostė bibį ir smirkė? Ei! Ja. Nu tai esmė... Kalbėkit su antrom pusėm. Prauskitės. Kalbėkit. Ir aukokit Ukrainai. Jūs. Svarbiausia, 1482, Blue Yellow, kiti fondai, Ukrainai reikia su pagalbos, tai ką Jo. neteis. Vieną ranką dročinį, kitą. Ne. Gerai. Vieną ranką palaikai gyvybę, kitą švaistai. Tai. Gerai, kad... Ištraukiai šitą, ištraukiai. Gerai, aš vaudolis. Neaukokit Brazers, aukokit Ukrainai. Tai. Būtent. Gerai, važiuojam. Gerai. Gerai. Važiuojam su šituo. Gerai, važiuojam. Gal negasim snukį. Esam 2 bachūrai 2 panos. Kaip spręs, kai 4 jaučiam simpatiją vieni kitiems kryžmiškai? Toks santykių laikas čia visi. Pyskitės 4. Man patinka viena, jei draugas, draugui kita, o kitai aš. Nu, žodžiu, nei vienas nesutampa, ratas sukas. Kalbėkitės apie tai. Matai, mokosi. Jo, bet žiūrėkit, Ir plaukit tas pats bičias parašo, skliaustelėse, šitas skaitykit antrą skliaustelį. Poha, kad nežino, kas kam patinka, norim jas po toj klubo pasikviest, bet šoks su panom nemokam. Galite išmokinti? Ne. Ne, šok ne. Galim, niekas Ne. iš mūsų nemoka jaučiu. Ne. Mes Kas čia praeitoj laidom rašinėja? šokom, jau buvo blogai, žinok. Labai blogai. Buvo Aš blogai. nemoku šokti. Mano patarimus kopijuo geriausiai šokantį bičią ir daryk judesiukus po tarpą tiesiog. O dėl tų, kad išaiškėtų santykiai, tai kalbėts. Tiesiog dėk tos narkotikus į gėrimą ir, blėt, ką aš... Liet, savo draugai narkotikai. Gerai. Vilniečiai. Čia nedėkit, nedraginkit moterų. Jo, kadangi šiandien kažkokio ūgio ir santykių temos, turiu draugą, kuris už mane porą cemų mažesnis, žemesnis. Ką daryti? Ar tęsti draugystę? Čia pana klausia, ar draugas? Ja. Pana. Turiu draugą, kuris už mane porą cemų žemesnis. Ką daryti? Ar tęsti draugystę? Šiaip labai gerai vaibinam, bet man atrodo, kad atrodom kaip Renata ir Deivis. Norėjau sakyti. Renata ir Deivis ta riba, kur reikia skirtis, man atrodo. Čia yra jau tas. Gerai, galit paplot merginos, kas draugautumėt su žemesniu už vyru. save. Čia toks fake yra. 2 ir moteris, kurie įspėjo, kad 51 ir jūs palikot numerį, aš jūs pagavau. Tu įlipi... Aš jūs pagavau. Tu įlipi autobusą ir kontrolierius įlipa ir tu bijai, kad išeis tavo panas su kontrolierium, nes aukštesnis. Yes. Seniai, jeigu kontrolierius yra už tave žemesnis, jis netikrins. Aš nesu mans netikrina. Čia sapnas tada. Ne, baisioji bėda, kad kablų negali apsimauti. Oi, Bet vyras gali apsimauti. Kaip Putinas. O matytas fotkas, kaip Tai Putinas pala, o platformą jūs vaikšto? plojat, kad draugautumėt su bičiu. Neūgis svarbu. Koks ūgis tavo čiūva? Žiūrėk, kokia aukščia. Koks Bet ūgis? vyras 2 metrai sėdi šalia. O tavo? 1,65. Tai susira žemesnį. Blet, tavo vyrs į lempą remės, sako. Sako, aš tai draugaučiau su žemesniu. Koks ūgis tavo vyra? 2 metrai? Blet, neskamba. Nepatikėčiau, ne? Bet tada aš čiūva sėdė, tu draugautum su žemesniu. O mes kaip? Gerai. Tai blet, ateitų metras kemą, aš eičiau su juo, na. Gerai, man atrodo, užtek šiam vakarui. Šia linksma gaida? Šia linksma aukšta nata. Antanai,
moralą finalinį. Tik nepavai, kad Kaip gilinti su problemom gyvenime? Ne, šiaip ištikė didžiausias problemas visą laiką yra dėl to, kad jūs nepasakot, kaip jūs jaučiatės ir ką jūs galvojat. Vėlgi, yra jautrus dalykas, kada reikia sakyti, kaip jūs jaučiatės, bet jeigu jūs gyvenate su to žmogu, mylit, matot ateitį, sakykit, nes nieks neskaito jūsų minčių. Kitas dalykas, palaikykit Ukrainą, rusai pidarasai yra, net jeigu jums atrodo, kad jie geri, jie taip meluoja jums, aš bibidėjau, taip meluoja. Viskas, ko jums reikia, palaikyti Ukrainą, išsivalyti nuo perusiškų nemalonių žmonių. Ir užsiimkit kūrybą, darykit, ką jūs norit, nepasiduokit, all good. Nebūkit 1,7 m. Blet, kiek atkris žiūrovų. Ačiū tau. Gerai, ačiū labai, aš noriu, kad dar kartą paplotumėt Vytautui Jurevičiui, Tomui Bumblauskui, šio vakaro svečiui Antanui Cisnekui ir apsaugininkas Pavilavičius. Susimatom kituose renginiuose. Ačiū labai.